labai smagu matyti šitiek susirinkusių, labai ačiū visiems, kad atėjot. Ir visada labai smagu sutikti ką nors. Ir sutikti šiuo atveju mūsų labai mielo žmogaus Giedrės knygą, viso gyvenimo darbų atspindį. Ir labai smagu matyti, kad susirinko jos kolegos, jos draugai, gerbėjai. Tai ačiū visiems, kad atėjot. Taip pat ačiū mūsų viešnioms, kurios sutiko pakalbėti apie Giedrės knygą. Turbūt reikėtų pradėti nuo šiek tiek tolėliau, nuo mano pažinties su Povilu. Aš su Povilu susipažinau dar, kai dirbau Amerikos Lietuvyje. Kažkaip pradėjom bendrauti, draugauti ir Povilas visada turbūt yra tas žmogus, kuris yra mentorius jaunesniems žmonėms ir kažkaip mane galbūt ir paėmė po savo šiek tiek sparnų, nestipriai, nedaug, bet šiek tiek tą globą jaučiau. Ir draugystė, tai nutrūkdavo, tai tęsdavosi, bet mes visada stengdavomės bent jau kalėdų metu apsikeisti trumpais laiškučiais, vienas kitą pasveikinti. Ir berods 2020 metais po kalėdinio pasisveikinimo atėjo laiškas, kad aš turiu tau darbo, aš turiu tau projektą. Tai mes susiskambinom ir paaiškėjo, kad tas projektas yra jam labai brangus žmogus, Giedrė, kuri sakė, jinai nieko nenori žinoti, tai tu bendrausi tik su manim, aš būsiu tas vienintelis žmogus ir tarpininkas, kuris ir darys sprendimus. Ir nusprendėm, kad knyga turi būti Giedrės darbai, visa jos karjera, lietuvių ir anglų kalbomis, knyga būtų leidžiama Lietuvoje. Iš pradžių tiesa mes to nežinojom, bet paskui mes kažkaip pagalvom, kad turbūt Lietuvoje būtų ir kokybės prasme, ir turbūt logistikos prasme, kadangi aš Vilniuje gyvenu, tai man irgi būtų paprasčiau sužiūrėti visą procesą. Ir jei kas man būtų pasakęs, kad aš tapsiu ir meno knygos, albumo sudarytoja, aš būčiau tikrai turbūt labai garsiai nusijuokus ir pasakiusi, kad taip tikrai negali būti, nes aš esu meno diletantė ir tikrai negaliu rašyti meno albumo. Ir kiek bandžiau aš įrodinėti Povilui, kad aš tikrai nesu tinkamas žmogus, aš galėčiau galbūt publicistiką rašyti, galėčiau atsiminimus sudarinėti, bet tai yra ne mano puodelis arbatos, bet su Povilu ginčytis nelabai pavyksta. Ta knyga yra to nepavykusio ginčo įrodymas. Kuo labai džiaugiuosi, man tikrai nereikėjo dirbti plyname lauke. Dirvožėmis buvo gerokai užpurentas. Man atrodo, tiek pačios Giedrės, tiek Povilo dėka visa medžiaga, visas archyvas. Tai reiškia, kas apie Giedrę buvo parašyta. Kokia mažiausioj parodoj jinai dalyvavo. Visa tai buvo suskaitmeninta, nuskenuota ir man įteiktas USB rakto formatu. Žinoma, mano užduotis buvo, kaip suvaldyti visą tą medžiagą, nes jos yra be galo daug. Giedrės karjera vis dar tęsiasi, jau truputį lėtėja, bet vis dar tęsiasi, jau dabar įžengia į 70-ąjį dešimtmetį, tai gali pagalvoti, 6 tikrai labai vaisingi, darbingi, be galo įvairūs ir technikos prasme, ir geografijos prasme, ne tik Amerikos, bet ir Lietuvoje prasme medžiaga. Tai man kaip tyrėjai, kaip dirbančiai su medžiaga buvo labai naudinga gauti visą tą gerą informaciją, kuri yra vienoje vietoje. Ir todėl į knygą pateko gana nemaža dalis, tai yra priedai, tai yra du tokie gana dideli masyvai, tai vienas yra apie Giedrę literatūrą ir iš tikrųjų yra įspūdinga, kas parašė, kur koks darbas buvo paskelbtas, ar lietuviškoje spaudoj, ar amerikiečių spaudoj, ir parodos, kuriuose jinai dalyvavo. Tai tie 2 priedai, man atrodo, yra kaip Giedrei, kaip menininkai, man atrodo, be galo svarbus ir labai vertingi. Vienintelis daiktas, kurį Giedrė sutiko mielai padaryti, tai buvo atrinkti darbus.
Tai labai jai ačiū Dievui, aš to neturėjau daryti, nes aš būčiau tikrai Man Asta nepadėjo. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir turiu pasakyti, kad aš tikrai Giedrė Žumbakienė vardas pavardė girdėti, bet aš prieš prisiliesdama prie medžiagos apie Giedrės darbų nebuvau mačiusi. Aš tik žinojau, kad tokia menininkė yra ir pamačiusi įvairovę. 60-mečiai nebuvo tik viena technika, vienu stiliumi. Iš tikrųjų Giedrė kaip menininkė ir tą liudija be galo daug kritikų, meno istorikų tekstų, kad iš tikrųjų Giedrė, kaip menininkė, jinai iš tikrųjų sužydėjo, turbūt jinai nuėjo labai gražų menininkės kelią. Ir net nebejoju, kad šita knyga tą ir parodo. Iš Giedrės reikalavimų ir prašymų netėjo jokių. Tu gali dirbti kaip nori, gali rašyti ką nori. Aš tiesa nusprendžiau visą tą, kaip minėjau, tikrai didelį masyvą suskirstyti į 6 skyrius, 6 dešimtmečiai, kad būtų šiek tiek parankiau knygą vartyti ir suvokti apie ką jinai. Kiekvienam dešimtmečiui atrinko Giedrė iki berods 10-12 jos nuomonę tą laikotarpį atstovaujančių geriausių, įdomiausių darbų. Dar man labai norėjosi, kad į knygą patektų ir šiek tiek lietuviškojo kolorito, nes Giedrė be galo aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių menininkų veikloje. Iš pradžių buvo jaunųjų dailininkų, naujųjų menininkų grupės, tada be jokios abejonės lietuvių moterų dailininkų draugija, kuri kiekvienais metais, o kart vėliau gal ir kas antrus metus suruošdavo tikrai labai rimtas ir įdomias parodas. Ir visą tai atsispindi toje vadinamo smulkiojoje spaudoje. Lankstinukai, brošiūrėlės ir juose yra ir aišku Giedrės darbų. Tai vat į tą knygą norėjosi šiek tiek, kai aš jau kalbėjau su knygos dizainerė, šiek tiek įdėti ir tų ženklų, kad Giedrė iš tikrųjų išaugo, subrendo ir paskui jau iš tikrųjų ir gal kažkiek ir ištrūko iš būtent lietuviško dirvožemio, iš lietuviškos aplinkos, bet niekada jo nepaliko, nes net iki 2022-2023 metų lankstinukai rodo, kad ji dalyvauja Sielos galerijos parodose, ji vis dar pasiūlo savo darbų. Viršelis, kaip sakiau, Giedrė tikrai reikli nebuvo. Kai Povilo klausiau, ko norėtumėt, nes jau susitikau su dizainerė, per rekomendacijas, per kitus pažįstamus man rekomendavo Dalią Šimavičiūtę, 2 Dalios dirbo prie šito darbo, prie šio albumo. Ir kai pasakiau Povilui ir Giedrei, kad yra tokia Dalia, sako, tai ką jinai yra padariusi. Aš jai nusiunčiau Dalios portfolio ir kai pamatė, kad Dalia buvo Neregėtos Lietuvos albumo dailininkė, sakė, viskas gerai, mes tą albumą turim, galime ją samdyti ir imti. Tai labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų reikia ir tie, kas dirbate su knygomis ir spauda, žinote, koks yra svarbus, kad vyktų dialogas, kad būtų susikalbėjimas. Ir tikrai Daliai esu labai dėkinga, nes ten, kur aš nesusigaudžiau, ten, kur aš nesugebėjau daryti sprendimų, jinai tą kuo puikiausiai atliko. Tikrai sudėliojo darbus taip, kaip jos nuomonė yra tinkamiausia. Jinai taip pat įsimylėjo į Giedrės darbus. Turiu nedidelį laiškutį, kurį vėliau perskaitysiu iš Dalios. Ir kaip jinai sako, net neturėjau supratimo, kad yra tokia dailininkė ir kad iš tikrųjų ne tik įdomiai dirba, bet kad ta karjera tokia įvairia pusė, tokia yra įvairialypė. Tai grįžtant prie Povilo reikalavimų, vienintelis reikalavimas buvo, kad tai būtų drobinis viršelis. Mes su Dalia kalbėjom, kad gal jau truputėlį yra per senas sprendimas, nors kai mes nuėjom į spaustuvę kalbėti su spaustuvė, pasakė, nežinokit, viršelis sugrįžta drobinis ir tai yra jau toksai retro dalykas, kuris sugrįžta. Labai svarbu buvo parinkti spalvą. Viršelį sugalvojo Dalia paimti tokį, gal pastebėsite tie, kas sekat ir beje matau paveikslą Giedrės, tai ten ir yra tie
saulės arba pilnaties motyvas. Tai Dalia kažkaip peržiūrėjo visus sukurtus darbus Giedrės ir pasakė, kad kartojasi saulės mėnulio motyvas ir su tokia perbraukta juostele ir kad tai bus tai, nes Giedrė yra minimalistė, Giedrė yra labai kukli ir tam viršelį neturėtų nieko daugiau būti. Tai Giedrės parašas ir tekstūrinis viršelio pajautimas, kas man atrodo labai smagu, turint omeny Povilo silpstantį regėjimą, tai jisai bent jau gali su ranka šiek tiek paliesti. Spalva, mes tikrai nuėjusios į spaustuvę galvojom, sukom galvą, kokią tą spalvą paimti. Tai paėmėm tokią truputį neįprastą, Giedrės darbuose jos tikrai irgi yra šitos spalvos, galbūt jinai netokia vienu metu, netokia koncentruota. Ir mes pagalvojom, kad Giedrei tai yra puiku, jinai be galo yra kuklus žmogus, labai kukli menininkė, bet kad jos tie darbai, jos karjera atsispindėtų ir per spalvą, ir per patį viršelį, tas turėtų būti. Tai iš tikrųjų jisai yra ryškus, nežinau iš tikrųjų, negirdėjau Giedrės atsiliepimų, ką iš tikrųjų jinai galvoja, galės pasakyti, bet aš žinau, ką Povilas galvoja, jisai man parašė, gali bet kokia būti spalva, tik ne pink. Kai mes nusintėm, o jūs žinot, kad siunčiant kompiuterių spalva šiek tiek pasikeičia ir aš žiūriu į tą spalvą ir aš sakau, nu žinok, Dalia, pink. Ką darysim, sakau, gal tu gali truputėlį, šiek tiek violetinio, kad šiek tiek būtų kitaip. Bet Povilas sakė, viskas gerai, net jeigu ir pink, tegul būna pink, jeigu nusprendė, tai viskas gerai. Iš tikrųjų, kaip sakiau, aš tikrai mene nenusimanau ir aš negalėjau rašyti kritinio straipsnio apie Giedrės darbus. Aš parašiau įvadinius, kiekvieną dešimtmetį pristatančius tekstukus, todėl bevartydama tekstus pastebėjau labai dažną Viktorijos Matrangos Kašubaitės vardą. Ir pagalvojau, kad reikėtų paklausti, ar Povilas ir Giedrė sutiktų kokiu nors būdu prikalbinti Viktoriją prisidėti prie albumo. Ir dabar jau iš truputį didesnės perspektyvos, bet tokios, kur tarsi sekei Giedrės darbus ir žinojai, kurie kryptinai eina, arba nežinojai, bet paskui pamatei. Tai labai džiaugiuosi, kad Viktorija sutiko. Ir aš labai vertinu jūsų indėlį į knygą, nes aš manau, jisai yra viena iš stipriausių šio albumo dalių. Ir ką Viktorijai pavyko ir ko man nepavyko, aš nesugebėjau Giedrės prakalbinti, jinai niekada neprisėdo su manim pasikalbėti. Aš kalbuosi Skype'u su Povilu, ateina Giedrė, trumpam net neprisėda, jinai sako, nu kaip viskas, gerai, sakau gerai. Buč ir tai žodžiu, bet toks buvo tas bendravimas. Tai Viktorija sugebėjo, kiek suprantu, atsisėsti ir pasikalbėti. Tai tame tekste, tame įvade yra ir tokių labai asmeniškų Giedrės kaip moters menininkės dalykų. Tai labai prašyčiau Viktorijos pasidalinti mintimis, turbūt gal ir apie albumą, nes jau pavartėte, ir apie pačią Giedrę. Tai aš irgi dėkoju pačiai Daliai, kad mane pakvietė ir Povilui ir Giedrei, kad mane pakvietė dalyvauti šitam leidiny. Tikrai buvo man garbė ir grynas džiaugsmas. Kaip gal šitą vietinę publiką žino, aš jau seniai dalyvauju meno srity, mūsų lietuvių ratelį. Susitikau Giedrę turbūt arti pradžios jos karjeros. Jau 70 metais aš pradėjau rašyti į draugą, ar į lituanus, ar į metmenis kažkur tai. Ir visą laiką dalyvavau Čikagos galerijose. Pirmiausia, Čiurlionio galerijoje pagelbėjau parodas ruošti. Algirdo Keziaus skatindama pati ruošiau savo parodas keliose vietose. Vėliau ir su Balzeko muzieju pradėjau ir dabar dirbu su Balzeko muzieju meno parodą ruošti. Ir kai Dalia Šlenienė vedė Dailės muziejų Lemonte, tai aš dažnai tenai prisidėdavau prie parodų katalogų rašymų ir su dailininkais užsiimti Kezio galerijoje miesto centre, kur tenai jis rodė lietuvių dailininkų darbus.
aš rašydavau apie tuos dailininkus tuose vadinamuose press releases, pritraukti amerikiečių dėmesį. Kaip sakiau, aš iš Giedrę jau nuo seniai pažinojau ir kaip Dalia minėjo kelis sykius, rašiau straipsnius apie jos parodas, kur pasirodė drauge. Tai aš visą laiką mylėjau ir myliu Giedrę kaip žmogų ir labai pamilau jos visas etapas jos karjeroje. Tai aš mielai prisidėjau prie to rašymo. Kas mane labai paskatino dar pandemijos laiku, dar šitą projektą nežinojau, 90 metais, iš tikrųjų 19, kai mane pakvietė Elona Liubytė, Vilniaus nacionalinio meno muziejaus dailės galerijo kuratorė, kartu su ją ruoš parodą apie Aleksandrą Kašubą. Mano teta, kaip man gerai. Tai aš daug apie Aleksandros karjerą jau žinojau nuo mažens ir aš tikrai per tą pandemijos laiką kelis metus kiekvieną dieną susirašinėjau su Elona ir daug Amerikoje sužinojau apie jos karjerą. Aš surinkau visokių dalykų, kur pripirkau ir padovanojau ir iš savo namo padovanojau darbų, kur buvo iš Aleksandros karjeros. Bet svarbiausia, kai užtikau jos archyvą Smithsonian Archive of American Art. Tenai su Elona mes vartėm tas bylas ir ji norėjo man vienus dalykus rodyti, o man buvo įdomu ir kiti. Tai tenai pradėjau skaityti jos visą korespondenciją su klientais, su vadinamais real estate developers, architektais, su gamintojais visokiausiais ir man staiga pasirodė, kad kaip moteris stato savo karjerą yra mano tikslas. Tai aš parašiau ilgą straipsnį šitam katalogui ir prisidėjau prie parodos. Ir tie 2 metai, kai aš nagrinėjau Aleksandros karjerą, mane tikrai pakreipė į kitą kryptį ir kits tikslas buvo ne tik apie patį meną, apie kūrinius rašyti, bet apie tokias ryžtingas moteris, kurios pačios nutarė savo kelią arba kartais suranda tą kelią netyčiom, bet moka kaip bizniauti iš tikrųjų. Apie the art of business and the business of art. Tas manai labai buvo įdomu. Ir kaip Dalia minėjo, mes lietuvės ir lietuviai labai turim gerą progą. Tiems visiems jauniems dailininkams buvo gera proga pirmiausia pasirodyti lietuvių tarpe. Čiurlionio galerijoje ar kitose vietose. Tenai tarp savų tarpe galėjo įgyti tą patyrimą, tą savijautą ir drąsiai tada toliau žengti į platesnius vandenius. Ir kadangi ypatingai čia Čikagoje, kai įsikūrė 70 metais, Vanda Balkienė su draugėm ir kitom įkūrė tą lietuvių moterų dailininkų asociaciją. Matau vieną Ilgumaitę narę čia sėdint pirmoje eilėje. Tai jos labai susibūrusios tikrai paliko tas parapijos sales. Kartais vyrams tas nelabai patiko ir kartais smarkiai kritikavo tas moteris, kad jos jau nusisuko nuo tautiškumo ir nuo lietuvių ir eina į visokias miesto galerijas ir taip toliau. Tai ta trintis man irgi buvo įdomu. Tai Giedrė buvo viena iš tų. Ir kadangi jis studijavo meno institute, čia mūsų mieste, School of the Art Institute, jos bendraklasės irgi kartais būdavo lietuvių. Tai Zita Soteikienė, Dalia Aleknienė, Reklaitytė, jos draugės buvo, jos kartu parodose dalyvaudavo, viena kitai galėjo pasiskųst, pasidalinti mintim ir pagelbėti viena kitai. Tai man ne tik Giedrės kūriniai buvo įdomus, kaip sakiau, man buvo įdomu, kokios jos buvo įtakos, kur jie išmoko tas visas technikas. Ir aš norėjau visgi iškelti Čikagos reikšmę jos darbuose, kur jie dirbo, kur jie rodė, kokią pačią studiją jis sukūrė su viena amerikietė dailininkė miesto centre ir kaip jie pasiekė tuos savo klientus.
Bet tada, kai mes susitikom ir ji pagaliau sutiko, kad aš ją galėčiau pakalbinti ir bent savo prastu aparatu įrašyti jos kalbėjimus, aš norėjau pati įsidėmėti, kaip ji man fiziškai aiškina savo visus darbus. Tai matot, kokia ji smulkutė ir kukli moteris. Bet kai ji pradėjo man vaizduoti, kaip ji tempia tą metalą ir kaip ji taip suka tą ratą, labai fiziškas darbas buvo. Ir ji man aiškina, kaip ji tą plieną, tai yra tą varį, pirkdavo rolikėm. Turėjo, žinoma, vyrai, gamyklose, plieno gamyklose turėjo ją pagelbėti, kelti tą roliką į automobilį. Ir tada kiti vyrai turėjo ją iškelti iš automobilio, įnešti tą Gage Park Fieldhouse, kuri pradėjo su industriniam tokiam žirklėm karpyti tą metalą. Ir tada drožinėjo, kai tos etchings dirbo, kaip ji tenai pjaustė. Tai tas fizinis darbas mane taip imponavo, kai ji man demonstravo, kaip jis smarkiai dirbo. Ir kaip ji pati sakė, jos kūriniai buvo to fizinio darbo išraiška. Buvo gal 5% koks nors, įkvėpimas, bet pats darbas sukūrė, tas fizinis darbas sukūrė tą vaizdą. Ir tada jie galėjo tas visas formas taip ir maišyti, ir dėlioti, ir sluoksninti, kai šitokie darbai, jie pirmiausia kirpo popierių ir tą metalą. Ir čia pradėjau pjaustyti su kitokiais pjūklais tą plexiglas. Ir tada, kai tas plexiglas, tas plastikinės formas turėjo, tada jį galėjo vieną spalvą ir užbraukti kitą, užtepti kitą spalvą ir tas pačias formas vartoti. Daug syk, tai mes matom daug šitokios ir knygoje daug matysit, kaip jis sakė, tas rutulys dažnai matomas ir kitokie sluoksniai. Ir iš tų formų jų galėjo be galo visokių įspausdinti spalvų ir kompozicijų. Tai tas man viskas buvo labai įdomu. Ir dabar šitam etape, kaip sakiau, jie turi masę medžiagos, tokios žaliavos savo stačiuose ir dabar šitokius darbus pjaustum. Ir tas formas gali dar sykį kitaip miklyti ir sudėlioti. Tokius kolažus jį dabar dirba. Tai neturi galimybės tokios spaustuvės vartoti ir tokios workshop, nebeturi daugiau studijos, tokios neturi. Tai savo namuose jie gali karpyti tuos ir kolažus statyti. Tai tas visas procesas man buvo labai įdomu. O aš tikrai nesitikėjau, kad išeis šitokia puikia knyga. Čia tikrai yra puošnus albumas. Aš iš tikrųjų niekada tokios monografijos nesimačius. Ne tik, kad čia yra kelių rūšių popierius, bet ir kad taip kruopščiai sudėliota, kaip Dalia pasakojo, visi straipsniai ir parodos. Ir čia matysite, kai žiūrėsit, dažnai pasirodo šitokie puslapiai, kur rodo tas brošiūrėlės, lankstinius, ir taip toliau nuo visokių parodų pagal datą chronologiškai labai protingai sudėliota, kaip vystėsi tas jos darbas ir kaip vystėsi jos pasirodymai į platesnius vandenis. Tai čia tikrai žinau, kad yra Povilo atsiekimas, ne? Bet jie tikrai kartu jie turėjo rinkti tą medžiagą ir iškirpti tas visas laikraščių ir žurnalų iškarpas laikyti tvarkingai, kad susigaudytų. Nes kai rašai apie dailininkus, didžiausia problema yra, kad patys dailininkai nežino. Kokia čia data buvo, kur tas buvo, aš nežinau. Jei pradedi su jais kalbėti, tai manytumėt, kad viskas iškrito iš dangaus. Kada tas buvo, kaip tu tą parodą ruošei, aš nebeatsimenu. Bet čia gal ji neatsimena, bet jis atsimena. Ir jis viską... Matai, jis mane privertė. Aš turėjau karpyti ir laikyti stačius, kad nors pakišti tuos visus popiergalius. Kur nors namuose jūs abu turėjot nukištus tuos straipsnius. Tai tikrai man
tikrai buvo žavinga. Ne tik skaityti Dalios tekstus, mes žinoma apsimainėm darbo metu, kad aš matyčiau, ką jis sako, kad aš tą patį nesakyčiau ir taip toliau. Ir kokie čia darbai. Tauras labai puikiai išfotografavo jos visus darbus. Pažinojau šitos katalogus ir brošiūras jau iš senų laikų. Bet tada, kai pamačiau patį albumą, aš galvoju, koks čia viršelis. Ir tada aš tai pažiūrėjau, galvoju, puikus nutarimai. Tuoj pat mačiau, kad čia yra tokia tekstūra, čia tas mėnulis, čia jos parašas, ji tokia kukli, ji nesirodo, nei jos nuotraukos čia nėra, nei jokių darbų čia nėra, bet parašas tai svarbiausia. Tai ačiū labai. Šis albumas yra meilės laiškas, man atrodo, Giedrai. Ne kieno nors kito, bet Povilo. Prisipažinimas meilė turbūt, kiek kartu gyventa ir kiek kartu nugyventa visko. Nežinau, ar Povilas norėtų pasakyti porą žodžių, žinau, kad Pirma aš. Ačiū visiems, kad sutrukdėt savo šlamų sekmadienį ir atvažiavote knygos pristatymą. Atsiprašau, kad turiu skaityti, nes man yra labai sunku ir labai nepatinka kalbėti. Tam yra advokatai. Bet šiandien aš turiu daug kam dėkoti. Ypatingai pradėti su tyrimo centro, kad jie apsiėmė leisti knygą iš viso. Ypatingai Robertui, Kristinai, Gailiai ir Indrei, kad jie globėjo visą eigą. Daliai Sicikaitai, super redaktoriai. Ji atvyko iš Lietuvos su mumis būti. Dalia suredagavo kruopščiai ir visas detalės. Christopher Cahill, thank you for the English copy. Dalia Simonavičiūtė, knygos dailininkė. Ji puikiai išdėstė ir meniškai paruošė puslapius. Jos kūrybingumas pasirodė viršelį. Viktorija Kašubaitė Franka knygos įvadą paruošė. Ji yra rašytoja, meno kritikė ir kuratorė. Ir ačiū Dievui, mano gera draugė. Tauras Bublys. Taurai, kūrinių fotografas. Ačiū už tokias geras nuotraukas. Toliau dėkoju Sielos galerijos sielai. Astai už visus patarimus. Dabar jau kaip knyga išleista, ačiū Pizei. Kad mane tiek laiko kankinai. Ir privertė perduoti visas detalės Daliai. Bet tavęs knygos nebūtų buvę. Ačiū visiems. Dabar tau. Aš norėčiau padėkoti Daliai svarbiausiai už tą, kad padarė, ką aš negalėjau per 20 metų padaryti. Būtent privers Giedrę susitvarkyti savo archyvus. Ir kadangi čia esam archyvų centre, archyvai man labai svarbu prie širdies yra, tai tau labai dėkinga. Norėčiau padėkoti vienai šeimai, kuri čia nedalyvauja, kadangi jie turėjo kitą įsipareigojimą Floridoj, tai Andrew ir Audronė Mesik, kurie daug prisidėjo prie išlaidų knygą tobulai išleisti. Mes nesismulkinom su detalėm, kadangi norėjom, kad Dalia turėtų laisvas rankas profesionaliai atlikti darbą. Ir dėl to ta Audronė ir Andy labai daug prisidėjo prie išlaidų. Dabar kitas dalykas, žadėjo čia atvažiuoti šiandieną. Bet ji buvo baigusi 6-dieninę mokyklą lituanistikos Clevelande ir ji man sako, ar tos knygos pateks į 6-dieninės mokyklos. Sakau, jos yra brangios, kadangi parsiduoda už savikainą. Ir pinigai neina mums už išlaidas, viskas eina auka tyrimo centrui. Kiekvienas centras eina mums.
Bet sako, reikia kaip nors pristatyti tiem, kurie dirba su jaunimu. Tai jie atsiuntė pinigų, kad pristatytų, nupirktų knygas ir pristatytų šeštadienio lituanistikos mokyklų mokyklom, kad turėtų knygą. Ir kodėl? Čia nėra tik apie Giedrę. Jo, man patiko Giedrė, ką aš kitaip negaliu sakyti, ne? Man patinka jos menas, irgi negaliu kitaip sakyti. Bet yra dar kita svarbi tema. Būtent parodyti, ką mes per 50 metų, kai Lietuva buvo okupuota, kaip mes bandėm išlaikyti lietuvybę ir kaip mes dirbom, kad su laiku prisidėtume prie nepriklausomybės atstatymą. Buvo mūsų bažnyčia, buvo parapijos, buvo vienuolynai, kur statė centrus, buvo šeštadienės mokyklos, kur mokino vaikučius, buvo chorai, buvo ansambliai, mes visi veikiam, dirbom ir menininkai panašiai. Ir toj knygoj, kadangi Giedrė dalyvavo su menininkais, parodo, kaip per tą 50 metų, kai Lietuva buvo okupuota, ant kiek mes prisibandėm ir kaip bandėm išlaikyti savo kultūrą. Ir už tą aš esu dėkingas Audroniai, kad jis sutiko, atsiuntė daug pinigų, kad nupirktų tas knygas, pristatytų mokyklom ir kadangi yra anglų ir lietuvių kalba specialiai daryta, kad patekti į angliškas skaityklas. Siunčiam į universitetus, yra projektas, siunčiam į kitas valstybės, jau yra Ukrainoje, Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje ir įvairūs universitetai jau yra gavę ir tikslas yra maždaug pasiekti 100 universitetų skaityklų. Ir ne dėl to, kad yra Giedrė, bet parodyti, kaip mūsų visuomenė bandė išlaikyti tą kultūrą. Tai jeigu jūs šiandien duosit, pirksit pinigą, tai žinokit, kad nemokat už išlaidą, bet yra auka centrui, kuris rūpinasi mūsų kultūrą. Kaina yra brangi, kadangi brangiai kainavo. Čia yra savikaina, $35. Bet yra lengviau parašyti 100. Dar galim daugiau. Žinokit, kad yra auka centrui. Aš visiems dėkingas, kad atėjo aplankyti šią dieną ir dėkingas ypatingai Daliai ir Viktorijai ir Kristinai, Astai, yra siela, Visiems. yra Balzeko muziejus, yra tyrimos centras, taip kaip mes bandėm išlaikyti lietuvybę per 50 metų. Ačiū visiems.